Mūsų mieste atidaryta išskirtinė skulptūrinių indų paroda Monos. Trakų gatvės galerijoje savo keramikos darbus pristato klaipėdietė dailininkė Daiva Ložytė. Ji žinoma kaip 20 personalinių parodų autorė, daugiau nei 200 grupinių parodų dalyvė. Menininkės darbai yra iškeliavę ne tik į įvairius Lietuvos miestus, bet ir daugelį užsienio šalių – Tadžikistaną, Rusiją, Prancūziją, Olandiją, Vokietiją, Jungtines Amerikos valstijas. Daiva Ložytė yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė, apdovanota ne vienu garbiu prizu ir stipendija. Pagrindinė menininkės kūrybos sritis – skulptūriniai indai, moderni mažoji plastika, nepraradusi dalinio funkcionalumo. Keramikė dirba su įvairiomis molio rūšimis nuo balto iki juodo, taip pat ir šamotų. Menotyrininkų vertinimu dažniausiai kameriniai Daivos Ložytės kūriniai išsiskiria detalėmis, smulkių reljefinių piešinių, plastiškais skulptūriniais motyvais. Be to, menininkė kūrybą gretina su savęs kaip asmenybės išreiškimu, atskleidimu. Monos tai jau 21-oji personalinė keramikės paroda. Joje autorė žiūrovus intriguoja ir kviečia skulptūrose pažinti kiekvienam žmogui pažįstamas ir būdingas būsenas bei emocijas. Figūrų emocinės būsenos charakteriai atsiskleidžia skaitant veido išraišką, studijuojant dekorą, ornamentinės kompozicijas, augalinius ir etnokultūrinius elementus. Išskirtinę filosofinių pamastymų kupiną žinomos keramikės Daivos Ložytės parodą dar galima aplankyti Trakų gatvės galerijoje.